Tam, kad pradėti pildyti stojimo anketą, reikia užsiregistruoti Fox.lt, vėliau prisijungti su savo duomenimis. Vartotojo paskyroje pasirinkti skirtuką stojimo anketą ir pasirinkti pildyk stojimo anketą. Taigi atsidarė anketą. Anketa yra sudaryta iš 7 dalių: Personal Information, Education, Languages, Experience, Documents, References, Other Information. Čia yra anketos navigacijos meniu, tiesiog galime pereiti nuo vienos anketos dalies prie kitos. Taigi, pildome viską iš eilės. Pasirinku Personal Information. Visų pirma, man reikia pasirinkti kreipinį. Tai tiesiog pasirinku Mr. Lytis vyriška, vardas pavardė, pasirinku gimimo datą. Parašau šalį, kurioje gimiau. Beje, anketą reikia pildyti anglų kalba, todėl viską rašau angliškai. Ir rašau namų adresą. Ir miestą. Taip pat svarbu parašyti pašto kodą. Jeigu nežinote pašto kodo, galima užeiti paštas.lt ir pasižiūrėti pagal namų adresą. Taip pat svarbu parašyti savo mobilų telefoną. Ir toliau reikia pasirinkti oficialią nuotrauką. Labiausiai tinka nuotrauka, kurią darote pasui. Taip, nuotrauką galite pasirinkti paspaudę Browse, tiesiog pasirinkat nuotrauką, spaudžiat Open ir spaudžiat Upload. Ir kada viską užpilėte, tiesiog spaudžiate Išsaugoti arba Next. Man rašo, kad aš neįdėjau nuotraukos, bet aš noriu praleisti šį žingsnį. Todėl einam prie kitos anketos dalies. Pasirinku antrą anketos dalį Education. Čia reikia pateikti informaciją apie savo išsilavinimą. Pasirinku savo miestą, Vilnius, ir parašau savo mokyklos pavadinimą. Man iš karto išmesta visas Vilniaus mokyklas, parašau savo mokyklos pirmą raidę, antrą ir randu savo mokyklą. Šiame laukelėje turiu pažymėti, kada pradėjau mokslus šioje mokykloje. Mokykloje pradėjau mokytis nuo 5 klasės nuo 2000 metų rugsėjo 1, kada pabaigiu arba kada pabaigsiu mokslus šioje mokykloje. Pavyzdžiui, jūs pasirinkat 2011 metus, kadangi čia nėra tokio pasirinkimo, reikia įrašyti. Ir pasirinkti mėnesį, tai mokslus baigsi, pavyzdžiui, 2011 metų birželio 15 dieną. Toliau reikia įrašyti pažymių vidurkį, 11 klasės metinių pažymių arba 12 klasės pirmą semestrą. Tai tiesiog pasirenkat tokį pažymių vidurkį, kokį pažymių išrašą priseksit vėliau prie anketos. Jeigu prisegat 12 klasės pirmą semestro pažymių išrašą prie anketos, tai ir parašot tokį vidurkį iš to išrašo. Pavyzdžiui, 7,5. Reikia būtinai parašyti 7,5, o ne 0,5, kadangi anketa nepriims kablelio. Jeigu šiemet baigsite mokyklą, tai tiesiog reikia rašyti high school diplomą. Aš tai nukopijuoju. Ir paskui reikia įrašyti pažymius 12 klasės pirmo semestro. Parašau pažymius. Pavyzdžiui, fizikos 12 klasė nesimokiau, bet mokiausi 10. Tai rašau tos pažymius, kurias gavau 10 klasėje metinį pažymį. Fizikos gavau 7. Ir 12 klasėje pirmam semestrą istorijos turėjau 8.
Šį laukelį pildyti nebūtina, kadangi dar mokinatės mokykloje, tačiau jeigu mokotės kolegijoje ar universitete, tiesiog galite užpildyti. Ir spaudžiu išsaugoti. Toliau einam prie trečios dalies, languages. Pasirinku, aš noriu laikyti Fox testą, tai pasirinku I want to take Fox test. Pavyzdžiui, jeigu jau laikėt TOEFL arba IELTS, tai tiesiog tada įrašot datą, kada laikėt ir rezultatą. Toliau einam kalba, kurią šnekate šeimoje. Tai rašom Lithuanian. Reikia vertinti pačiam savo anglų kalbos žinias. Aš savo žinias vertinu tai kaip geras. Ir taip pat galima pažymėti, kokias dar kalbas suprantate. Ir spaudžiam išsaugoti. Toliau einam prie ketvirtos dalies experience. Šios dalies pildyti nebūtina, tačiau jeigu užpildysite, tai bus kaip privalumas. Pirmame laukelį reikia užpildyti darbo patirtį, tai tiesiog rašau įmonės pavadinimą, pareigas, darbo trukmę reikia pasirinkti. Pavyzdžiui, 2008 metų sausio 1 iki dabar. Tai realiai iki 2011 metų. Ir dirbau po 30 valandų per savaitę. Toliau galima pateikti informaciją apie visuomeninę veiklą. Pavyzdžiui, dalyvavau organizacijoje Moksleivių verslo klubas. Veiklos pobūdis. Toliau pasirinku trukmę. Ir kiek valandų per savaitę praleidau šią organizaciją. Sekantame laukelėje reikia pasirinkti, kokiose šalyse buvote. Aš, pavyzdžiui, buvau Bulgarijoje. Kelionės tikslas tiesiog poilsis, turizmas, tai parašau. Ir reikia pasirinkti trukmę. Ir toliau reikia pažymėti kažkokius papildomus mokymus ar įgūdžius. Aš, pavyzdžiui, dalyvavau oratorinio meno mokymuose. Tai taip ir rašau. Tačiau rašau angliškai, public speech. Institucija čia buvo projektas Verslau. Mokymų trukmė. Tiesiog nukopijuoju, kad būtų greičiau. Ir spaudžiu išsaugoti. Toliau pereinu prie 5 dalies Documents. Šioje dalyje tiesiog reikia prisegti skenuotus dokumentus prašomus. Tai pradžiai reikia prisegti paso arba tapatybės kortelės skenuotą kopiją. Tiesiog spaudžiu Browse, pasirinku failą, spaudžiu Toliau, pavyzdžiui, pasirinkti 11 arba 12 klasės 1 semestro pažymių išrašą taip pat įkeliu. Brandos atestatą reikės įkelti vasarą, kada jau turėsit tą brandos atestatą. Ir taip pat reikia įkelti rekomendaciją iš mokyklos anglų kalba. Taip pat, jeigu turite kažkokių papildomų dokumentų, reikia spausti pridėti daugiau failų. Pasirinkat failą, spaudžiat Browse, spaudžiat Upload. Jeigu reikia dar failų, spaudžiat Add another item. Na, pavyzdžiui, turit rekomendaciją iš darbdavio. Galite taip pat įkelti. Ir spaudžiam išsaugoti. Vėliau einam prie 6 dalies rekomendacijos. Tai pavyzdžiui, pirmą rekomendaciją man parašė anglų kalbos mokytoja.
parašau English teacher ir organizaciją parašau mokyklos pavadinimą. Jeigu turiu Wordinio formato failą, tai tiesiog galiu dar įkelti čia tekstą. Tačiau tai nėra būtina. Taip pat rekomendacija man, tarkim, parašė mano darbdavys, pavyzdžiui. Ir aš būtent šią rekomendaciją buvau kėlęs 5 dalyje dokumentuose kaip dar vieną papildomą dokumentą. Tai tiesiog spaudžiu išsaugoti ir pereinu prie paskutinės anketos dalies, papildomą informaciją. Tai tiesiog pažymiu, ar turiu kažkokių kriminalinių nusikaltimų, neturiu, turiu invalidumų, jeigu turiu, tai reikia įrašyti. Jeigu yra kažkokie specialūs poreikiai, pavyzdžiui, kai esate alergiškas kažkokiam maistui ir ar turite kažkokių specialių poreikių, apie kuriuos turi žinoti aukštoji mokykla, tai tiesiog čia įrašote ir spaudžiate išsaugoti. Taigi iš esmės viskas. Einu į savo paskyrą, stuimu anketą ir pažiūriu, kad jau beveik viską užpildžiau. 86% anketos jau esu užpildęs. Tai man atrodo, liko tik tais įkelti visus reikiamus dokumentus. Tai iš esmės labai paprasta užpildyti anketą.